Man labai smagu, kad mes šiuo metu esame Prospekto galerijoje, vieno svarbiausių, jei nepasakyti svarbiausio Lietuvos fotografijos autoriaus formavusio Lietuvos fotografijos mokyklą parodoje, kuri vadinasi Įsiklausymai. Ši Algimanto Kunčiaus paroda suformuota iš tokių darbų, kurie, ko gero, labiausiai atspindi autoriaus vidinę būseną, buvimą su laiku, buvimą su savo aplinka. Nors Kunčių mes pažįstame ir kaip puikų portretistą, kaip miesto landšafto fiksuotoją, kaip peizažo tolių stebėtoją, bet parodoje Įsiklausymai mes matome lėtą buvimą su savo aplinka, su savo artima gamta, su savo kažkokių būsenų stebėjimu ir tokiu labai poetišku įsižiūrėjimu, įsiklausimu į gamtos, šviesos ir būsenos santykį, kuris, ko gero, ir yra būdingas tik Algimantui Kunčiui. Čiagi įsiklausymai yra. Nors čia žiūrėjimas, vaizdiniai dalykai, bet įsiklausymas, mat, yra, aš vėl gal elementarų dalyką aiškinu, tai yra vidinis dalykas. Įsiklausymas yra žymiai gilesnis sielos ir dvasios, ir supratimo, ir visa kita. Tai taip va, apie debesis. Kadangi priešai stovim, tai vat noriu parodyti, kad mano debesis prasidėjo šitokiam formate. Ir Alma Litera išleido tokią knygelę, nevarginsiu, man jinai labai miela yra, reiškia debesų knyga, matot, su atvartais, reikėtų ją pakartoti, man atrodo. Ir čia galiu truputį pasigirti, kad su kažką panašiai sueilavau. Ir manęs klausė leidyklų, tai kas čia sako, kaip jūs, kodėl tos debesys? Ir taip būna klausimų, kodėl tie debesys? Tai aš ir skaitau čia, bet yra. Tada aš paėmiau ir parašiau, todėl, kad niekam nepriklauso. Tai atsiranda ir išnyksta. Siela nuramina arba ilgesį kažkokį nusineša, dangų atidengia. Na ir taip toliau, ir taip toliau. Čia yra labai neišvaizdus liktai, nekonstruktyvus, taip sakant, nėra kažko tai aiškaus labai padaryta. Yra toks šlamėjimas pavasarinis, ankstyvas ir sausučiai visokie. Aš priėjau, net garsą girdėjau, toks smulkus, gražus garsas. O kai pasižiūrė, atrodo, kad čia ta gyvybė vėl pavirsta į kažką tai tokio, kas mėgstama, kad galima išsaugoti. Jie neišliko, nubyrėjo, bet su fotografija išsaugai tą laikotarpį, kada, reiškia, vyksta gamtos procesas ir pasilieka šitokie pavidalai. Po lietaus važiavau iš kitą pusę Neries ir Dieve tu mano galva, iš kur dabar šitoks peizažas visiškai yra necivilizuotas ir kažkoks antikinis, senas visiškai. Pasirodo, kad čia yra Kernavė ir visi piliakalniai, įsivaizduojat, o net matosi bažnyčia. O po lietaus buvo, čia vėl aš muzikontiškai darau tokią, taip sakant, refleksiją. Man atrodo, kad čia yra diminuendo arba crescendo. Na ir žinoma, su visais dalykais. Galbūt 50% debesų tą seriją ant Šeškienės Ozo dariau. Nepaprastai buvo įdomu, nes ten rugpjūčio vidury į pabaigą pradeda važiuoti debesų kalnai. Tai tada tik žiūrėk ir fotografuok. Tai matot, šita vieta labai įspūdinga. Atrodo, kad iš čia kažkoks apsireiškimas. Kažkas tai iš viršaus, iš aukštybių, iš galybės amžinos siunčia kažkokį pranešimą. Taip fantazuoji. O po to susitumuluoja kažkoks tumulas, stiprus. Rodo, kad tokia energija, jinai kažką irgi, man atrodo, ženklina. Čia gali mistifikuoti. Nugi nėra čia stadiono. Nėra šitiek metų.
Ir per tą skylę nutekėjo nežinia kiek mūsų pinigų, bet čia aš nebenoriu apie politiką, nes čia yra tikra teisybė. Taigi dekoracija, tai yra įspūdingas dalykas, reiškia, užima tiek erdvės ir plastiškai labai stiprus. Tai fotografuoji, tai vokiečiai sako, bet čia kopūstas, taip. Sakau, taip, bet jisai neatlieka, nėra kopūsto, reiškia, paskirtos jam vertės funkcijos. Jis nesusuka gūžės, suprantat, jis nebemaistinis dalykas pasidaro. Dėl to, kad išeina į formą, į plastiką ir nepaprastai dėkingi dalykai, kur tokia beveik išeina kažkoks toks nebe augalas, nebe tos paskirties. Švėgžda sako, tu brolau čia turi dialogą ir bandai konkuruoti su pasaulio sutvėrėju. Kodėl? Todėl, kad čia beveik tokia antropomorfinė situacija, kad šitas būdamas plenerė didelėje erdvėje, čia niuronis yra. Tarp šitų augalinių dalykų atsiranda kažkas tai, lyg tai kitoks tęsinys gyvybės. Lyg pereina į kitą materiją, į gyvastį kitą, jau iš augalijos į gyvūniją. Ar neprimena jums kažkokio tai roplių gyvenimo, šitą formų ir taip toliau. Tai noriu pasakyti, kad ne tik kontempliaciniai dalykai būna, kad tu vaikštai neieškai įvykio, o pats išgyveni daug tokių dalykų, kurie visiškai nieko bendro neturi su tuo, kas būtina, ar reikalinga, ar privalu, fotomenui ir taip toliau. Tai yra tavo dalykai, kurie labai reflektuoja su visa patirtim ir kultūros, ir natūros. Taip, kad labai įdomu gyventi neturint užduočių.